Tai, ką mes dabar matome Lietuvoje, yra tik tais atgarsis ūkininkų protestų, kurie jau daugelį metų vyksta visoje vakarų Europoje. Bet natūraliai paklauskime, kodėlgi jie vyksta. Pažiūrėkime, kokios to priežastis ir kas sukelia šiuos protestus. Pirmiausia, keliaukime į Olandiją. Šalis ypatingai pasižymėjo ūkininkų protestais 2002 metais. Tuometinis ministras pirmininkas Markas Rutas, aklai sekdamas ES nuostatas, sugalvojo padaryti ūkius labiau neutralius gamtai. Kad būtų sumažintas azoto ir amoniako pėdsakas, jis sugalvojo sumažinti galvijų skaičių 50%, kas būtų palietę didžiąją dalį šalies ūkių. Žinoma, tai ūkininkams nepatiko, prasidėjo masiniai protestai, valdžia ėmėsi gan radikalių priemonių. Kaip pavyzdžiui, atleisti nuo atsakomybės policininkus, kurie nušovė protestuojančius ūkininkus. Ir tai buvo matoma gyvai, buvo šauta į 16-metį protestuojančio ūkininko sūnų. Šlykšti sisteminė žiniasklaida skleidė erezijas, kad ūkininkai protestuoja pagrinde dėl to, nes žmonės negerbė jų profesijos. Visiems šlykštiem eurofilam norėčiau pasakyti, kad žmonės gerbė ūkininkus ir jų profesiją. Tai buvo aiškiai matoma tiek pačių ūkininkų palaikymo mitinguose, tiek rinkimų rezultatuose, kur pavyzdžiui regiono rinkimus laimėjo ūkininkų interesus atstovaujanti partija, o parlamento rinkimus laimėjo euroskeptikas Gertas Wildersas, kuris viešai ne vieną kartą reiškė palaikymą ūkininkams. Kita šalis pasižyminti protestais ir ne vienu ūkininku yra Prancūzija. Ir ten ūkininkų protestai vyksta jau seniai. Ir sunku netgi išskirti kažkokią vieną priežastį, kodėl Prancūzijoje vyksta protestai. Situacija nėra lygiai tokia pati kaip Olandijoje. Protestai vyksta daug seniau ir turi daug kitų įvairių priežasčių. Viena iš jų yra ES tarifai. Dievulėlio už tą instituciją kaip koks demonas turi visur submerkusi savo kanopas. Taigi, Prancūzija randasi vakarų Europoje, o jai po kairė pietuose yra Ispanija, kuri pagal gyventojų skaičių yra trečdaliu mažesnė, turi šiltesnį klimatą ir daugiau geresnės žemės. Paskutinis teiginys yra gan ginčytinas, bet turėkite tai omeny. Taigi, todėl ispaniška produkcija būna žymiai pigesnė, ypatingai vaisiai ir daržovės. Tai veda link to, kad prancūzų ūkininkams yra labai sunku konkuruoti su ispanų ūkininkais dėl aukščiau minimų faktorių. Ispaniška produkcija daug pigesnė ir jos tiesiog daugiau, o ES reikalavimai neleidžia Prancūzijai apmokestinti ispaniškų prekių, dėl ko jos būna daug pigesnės ir nukonkuruoja prancūziškas. Dažni atvejai, kai prancūzų ūkininkai sustabdo sunkvežimius su ispaniška produkcija ir ją išmeta tiesiog pakelėje. Furious French farmers have been attacking Spanish fruit and vegetable deliveries as effects of the E. coli crisis continued to bite. Spanish producers have slashed their prices to make up for huge losses and are now up to 40 cents a kilo cheaper than their French counterparts. Aišku, priežasčių yra ir daugiau. Vėlgi, ES aplinkosaugos reglamentai ir mokesčiai. Pastaruoju metu ypatingai aktualus yra dizelino apmokestinimas, kas iškanda didžiulę dalį iš ūkininkų pelno maržos, kuri ir taip nėra didelė. Europos ūkininkai vos balansuoja ant kelių procentų pelno maržos. Dabar keliaukime į Vokietiją. Vaizdai, kurie priverčia tikrai išpūsti akis, turbūt prieš tai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad ateis laikas, kai traktoriai masiškai užguls Berlyno centrą. Pagrindinė protestų priežastis dyzelio lengvatos panaikinimas ūkininkams, kas gali nusiųsti didžiulį kiekį ūkių į bankrotą. Vokietijos valdžia turėjo tvarkytis su kelių blokavimu, mėšlo pilimais, mėšlo purškimais ant politikų namų ir institucijų ir dar daugiau. Vokietijos valdžia sako, kad ji turi 17 milijardų skylę biudžete. Pavyzdžiui, kad ją užkimšti, gal Vokietija galėtų siųsti atgal visus veltėdžius, kuriuos jį priima nuo 2015 metų, nes didžiulė dalis jų niekaip neprisideda prie ekonomikos, o tik iš jos ima.
Ir štai mes esame Lietuvoje. Prieš pradedant aptarti situaciją čia tiesiog noriu paminėti, kad turėtumėte omeny, jog visose mano minėtose šalyse, kur vyksta protestai, vadovauja sukti, šlykštus proeuropietiški politikai. Olandijoje, ačiū Dievui, turėjome Marką Rutą, Prancūzijoje Macroną, Vokietijoje Scholzą, o Lietuvoje, turbūt šių pavardžių nereikia tarti, nes apipilsite kompiuterį, o aš tikrai naujo jums nežadu pirkti. Lietuvoje ūkininkams kliuvo keli dalykai. Pirmiausia, tai daugiameičių pievų atkūrimas, eilinė ES, dievulėlių vėl šitas pavadinimas, nesąmonė dėl klimato kaitos, tada žymėto dizelino naudojimo tvarka bei suskystintų naftos dujų panaudojimo akcizas. Pastarasis, kaip ir Vokietijoje, mano nuomonė buvo naudojamas tam, kad užkamšyti biudžeto skylės, kurios greičiausiai atsirado dėl mūsų noro pamokyti Kiniją, kas privedė prie prekybos su jie sunykimo. Bet aš bet kuriuo atveju palaikau ūkininkus ir linkiu jiems sėkmės siekiant savo tikslų. Tikiuosi bus sumažintas akcizas, sutvarkyti reikalai su daugiametėmis pievomis, nes pripažinkime, tai, ką daro ūkininkai, yra labai svarbu. Maisto tiekimas per amžius yra nesikeičianti ortodoksija, kuri absoliučiai tiesiogiai įtakoja žmonių gerbūvį. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, spaudžiame patinka ir prenumeruoti ir iki kito susitikimo kitoje prezentacijoje.